Bendruomeninių organizacijų galimybės teikti socialinės paslaugas kaimo vietovėse. Tokių pavadinimų programos lyder ir žemdirbių mokymo metodikos centras Kazlų Rūdos savivaldybės Antanavo bendruomenės namuose organizavo lauko dienas. Mes darome tokias specializuotas, kur yra rodoma praktika, kas yra Lietuvoje geroji patirtis, kurią būtų galima platinti kitiem. Ar vietos veiklos grupėm, ar čia labai daug savivaldybės atstovo, ar kaimo bendruomeniniam organizacijų. Socialinis verslas tai yra tas rytis, kur nevyriausybiniam sektoriui 14-20 metam atsiveria galimybės save išlaikyti, teikti paslaugas, teikti prekes ar dar kažką, tai yra vykdyti veiklą. Lyder metodas per Žemės ūkio ministerijos, per Žemės ūkio plėtros fondą yra tikrai tas rytis, kur socialinį verslą galima vykdyti. Pradėjome lauko dienų ciklą, kur socialinis verslas ir socialinės paslaugos, tai yra socialinės paslaugos yra viena iš socialinio verslo galimybių. Į lauko dienas atvykusių savivaldybių, vietos veiklos grupių, bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų atstovus, susirinkusius iš visų Lietuvos regionų, pasveikino Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktorius Valdas Kazlas. Labai smagu ir džiugu, vis dėlto, nes mes, kai pradėjom teikti paslaugas, reiškia, sako, arčiau bendruomenės. Visada paslaugos buvo bendruomenėje. Tik esmė tame, kad bendruomenė pati pradėjo teikti paslaugas. Ir va tai turbūt laikas pateisino, kad tai yra geriausia. Lietuvos Žemės ūkio ministerijos kaimo plėtros departamento alternatyvios veiklos skyriaus specialistė Jolanta Vaičiūnienė pristatė lyder metodo perspektyvas 2014-2020 metais. Apie perspektyvas, kuriant naujas socialinės paslaugas savivaldybėje ir savivaldybės bendradarbiavimą su rajono bendruomenėmis, kalbėjo Kazlų Rūdos savivaldybės socialinės paramos ir sveikatos priežiūros skyriaus vedėja Judita Simonavičienė. Pranešėja pasidžiaugė, kad savivaldybės socialinės paramos ir sveikatos priežiūros skyrius gali Lietuvai pristatyti socialinio verslo pradmenis nevyriausybinėse organizacijose, kuriuos Kazlų Rūdos savivaldybė sėkmingai įgyvendina jau 3 metus. Socialinės paslaugas, vaikų dienos centrų veiklą, karšto maisto dalyjimą, atstovavimą, tarpininkavimą, asmens higienos ir transporto paslaugas savivaldybės bendruomenės teikia 122 kaimo žmonėms. Vedėjos pranešimas paskatino aktyvę susirinkusiųjų diskusiją, nes visiems buvo įdomu, kaip šią patirtį panaudoti savame krašte. Kazlų Rūdos savivaldybės bendruomenių asociacijos Sūduvos krašto vietos veiklos grupės pirmininkė Reda Knyzevičienė iš pirmų lūpų pristatė socialinių paslaugų tinklą ir jo kūrimosi aspektus savivaldybėje. Buvo paminėtos neįgaliųjų integracijos problemos, vaikų dienos centrų veikla ir kitos bendruomenių teikiamos paslaugos kaimo žmonėms. Apie nevyriausybinio organizacijų ir bendruomenių plėtros aspektus teikiant socialinės paslaugas kalbėjo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bendruomenių reikalų skyriaus vedėjas Arūnas Kučikas. Temos aktualumą patvirtino aktyvios susirinkusiųjų diskusijos, kurios tęsėsi ir ragaujant Antanavo bendruomenės moterų išvirtą šiupinį, kuriuo tądien buvo vaišinami ne tik lauko dienos svečiai, bet ir tie kaimo žmonės, kuriems teikiama karšto maisto į namus paslauga. Tikėtina, kad aktyvi bendruomenių pozicija socialinio verslo link ir geranoriškas savivaldybių požiūris į nevyriausybinių organizacijų iniciatyvas turės ateitį Lietuvos kaime kiekvienos savivaldybės teritorijoje.